Sveiki gyvi Gelan sostinės krepšinio lygos gerbėjai. Kaip žinia, pirmajame rate tikrą košmarą išgyvenusi Tegros ekipa pastaruoju metu demonstruoja savo įprastą visą griaunantį žaidimą. Tuo tarpu turnyro rikiuotės viduryje esantis Teko komanda savo sudėtį papildė vienu naudingiausių A lygos krepšininkų – Ignu Ryla. Tad centrinė šios savaitės Gelan sostinės krepšinio lygos dvikova daugelį intrigavo dar gerokai iki jos pradžios. Kaip ir daras ir gali, lūkesčiai buvo patenkinti su kaupu, nes rungtynės vyko pagal įdomų, netikėtą ir labai permainingą scenarijų. Savo aikštėje žaidęs Teko krepšininkai puikiai startavo ir pirmojo kėlinuko viduryje įgijo solidžią 9 taškų persvarą – 21-12. Tačiau kovingai nusiteikę svečiai netrukus pustelėjo akceleratoriaus pedalą ir antrojo ketvirčio pradžioje ne tik pavijo varžovus, bet ir atsidūrė priekyje – 27-25. Rezultatai išsilyginus abi komandos ilgą laiką žengė koja kojon, o įpusėjus dvikovai Igno Rylos vedami aikštės šeimininkai dar vėl buvo pirmaujančiųjų vaidmenyje – 40-36. Lūžis rungtynėse įvyko trečiojo kėlinuko viduryje, kai Tegros ekipa pakeitė gynybos sistemą ir laimėjusi įspūdingą atkarpą rezultatu 22-0 įgijo triuškinamą pranašumą 66-45. Baltos vėliavos nekėlusis Teko komanda dar bandė gelbėtis, tačiau pagreitį įgavę svečiai neketino žvalgytis atgal ir nuaidėjus finaliniai sirenai šventė įtikinamą pergalę. Rezultatu 77-66. Įdomu tai, kad aikštės šeimininkų lyderių kvartetas, kurį sudarė Ignas Ryla, Paulius Leščinskas, Ugnius Luneckas ir Deimantas Pavlovskis, pelnė net 90%, 60-66 savo komandos taškų. Taigi, Tegros komandoje geriausiai pasirodė Vaidas Mendikas, įmetęs 22 taškus, Gytis Brazauskas įmetęs 14 ir Henrikas Šliogeris pridėjęs 13 taškų. Teko komandoje Ugnius Luneckas pelnė 18, Deimantas Pavlovskis 17 taškų. Tai buvo jau ketvirtoji Tegros pergalė iš eilės ir 5 per pastarąsias 6 rungtynes. Tokie pasiekimai leido komandai pakilti į 6-ąją turnyro lentelės vietą. Tuo tarpu antrąjį pralaimėjimą iš eilės patyrusi Teko komanda iškrito iš atkrintamųjų zonos ir atsidūrė 9-oje rikiuotės pozicijoje. Dėkoju už jūsų dėmesį ir iki pasimatymo kitose Gelan sostinės krepšinio lygos kovose. Keletą žaidėjų tikrai poliguoti, kosintis su slogom, bet iš tikrųjų atlaikėm ir antroji pusėje susikaupėm ir tikrai pademonstravom gražų žaidimą iš tikrųjų. Pradžio galbūt gynyboje buvo daug klaidų, puolime nesidalinom kamuoliu, po vieną perdavimo norėjom pelnyti taškus iš karto greitai, tai paskui jau komandinius veiksmus pajungė ir persvėrėm tą rezultatą. Dabar mūsų siekia vieni, kaip nors susigrąžintas geresnės pozicijas, nes ir taip jau daug praleidom progų, pralošėm rungtynių, tai norėsim dabar viską ir laimėti. Manau, kad pirmiausia tai susižaidimo stoka yra pas mus dabar, nes turim vieną naują žaidėją gerą, bet trūksta ir kokybiškų treniruočių, manau, tas dalykas. Plius šiandien, manau, biški pavargo galbūt mūsų gal gynėjai, nes aš bandžiau remtis mažesnę rotaciją ir Tegra kaip aktyvino savo gynybą trečiam kėliny. Pas mus kamuolys sustojo visiškai ir niekas nepadėjo, reikės viduj susėst pasišnekėti, kas yra negerai, sunku net pasakyti iš tikrųjų. Siekiai visą laiką tie patys patekti atkrintamąsias, tiesiog kai yra tokia situacija, tai reikia išlošti dabar ne tik prieš žemiau stovinčias, bet vos ne ir prieš aukščiau. Deja, to dabar kol kas nepavyko padaryti. Matos, Tegra iš tikrųjų formoje, reikia pagirti jos, kovojo aktyviau už mus, gal labiau net norėjo laimėti. Gal tai buvo vos ne pagrindinė priežastis. Nors mūsiškiai irgi, atrodo, užsivedę žaidžia, bet bandysim vis tiek kiekvienas varžybas stengtis kovoti ir aš manau, kad turim vis tiek šansus, mes tik tais reikia žaisti biškį gal daugiau dar ugnelės akyse.